Neapsikentę taksistai kaupia vaizdo medžiagą, kurioje fiksuoja nelegaliai taksi veiklą vykdančius automobilius. Jų į sostinės gatves kas naktį išrieda šimtai. Vieni prisidengia automobilių nuomą, kiti tiesiog ant automobilio užsidėję plafoną, už kurį nėra baudžiami. Tuo metu tikrieji taksistai dirba pagal griežtus reglamentus. Privalo turėti taksometrą, kas pusmetį tikrinti automobilio techninę būklę, atseikėti daugiau pinigų draudimui, pildyti daugiau dokumentų. Kol taksistai sąžiningai vykdo savo veiklą, nelegalai ir nuomą prisidengiančios firmos atsiriekia jų pelno dalį. Tačiau savivaldybė tikrina tik legalius taksi. Ypač patikrinimų padaugėjo po savivaldybės įmonės Vilnius veža gimimo. Įmonės tiesiog pasinaudojo spragomis įstatymę ir vykdo savo veiklą. Ir ta veikla yra teisėta. Ir nieko tokio sudėtingo čia nėra. Vienintelis dalykas, kad jie neturi teisės imti iš gatvės žmonės, o turi tik tai pagal iškvietimą važiuoti. O iš tikrųjų įima ir iš gatvės, ir pagal iškvietimą, ir kaip nori. Mokesčių inspekcijos specialistai pastebėjo, kad automobilių nuoma priedanga tapo tuo met, kai prieš 2 metus taksi įmonėms buvo sugriežtinti reikalavimai. Atvažiuojam paskui mašiną iš nuomos irgi. Baltas numeris, plafonas be užrašo. Tačiau netrūksta ir pavienių asmenų, nepriklausančių jokiai įmoniai, tiesiog ant automobilio stogo užsidėjusių plafonus. Už tokią stogo puošmeną nebaudžiama. Čia nelegalas. Patikrinti, ar automobilių nuoma besiverčiančios įmonės iš tiesų vykdo taksi veiklą, nesunku. Labas vakaras. Norėčiau taksi nuo Kotrynos bažnyčios iki Europos. Jau po kelių minučių sėdime nuomos įmonės automobilyje, be taksometro, tačiau iš tiesų įmonė vykdo taksi veiklą. Labai yra įdomu, aš pirmą kartą taip, gali iš karto kainą su taksistu suderėti. Jūs čia kaip normalus taksi, ar ne? Ar kaip nuoma? Nuoma, bet tai daro tą patį kaip taksi, ar ne? O kurie daugiau klientų gaunat? Nu, žinot, jeigu išeiginiam, tai mums užtenka. Išeiginiam jums užtenka klientų? Tai pyksta tie tikrieji taksistai ant nuomą? Nu jo, pyksta. O tai kodėl taip ant jūsų taksistai pyksta? Nu, kad pas mus kainos gal mažesnis išeina tada, jeigu pas jūs. O anksčiau gal taksi dirbot normaliam, ne? O, dirbau, bet ten pasakė į verslo liudimą ir aš nenorėjau dirbti normaliai, kad už manęs mokesčius mokėtų firma. O tai daug tokių kaip jūs vairuotojų susigundžiusių pereiti į nuomą? Pas mus buvo nedaug mašinų, kokius 20-30 mašinų. Čia nuomos, ne? Paskui, o dabar Bet su jumis galima vat ir pasidėrėti, matau, kad susitarta, ne, kaip jūs skaitymų nėra. Bet kai buvo taksistų, tai nelabai ten įmanoma pasidėrėti, kai su skaitliuku, ar ne? Nu, jie nenori ir dėrėtis. Nu jo, ir ten nesudėrėsi, todėl kad mokesčiai eina nuo šito, kaip prie mūsų. Viso gero. Dėkui, viso gero, gero darbo. Jokio čekio liudijančio kelionę negavome. Valstybinė mokesčių inspekcija pripažįsta, bėda jiems gerai žinoma. Pačią problemą mokesčių inspekcija tikrai mato ir tikrai vykdomi reidai. Vien tik tai kovo mėnesį buvo atlikta 21, tiksliau šiuo metu yra atliekamas 21 fizinio asmens operatyvus patikrinimas, kurio metu analizuojama vykdoma automobilio nuoma su vairuotojų veikla, ar yra nesiekiama išvengti faktiškai vykdomos taksi veiklos. Nutvertoms nuomos įmonėms, kurios iš tiesų vykdo taksi veiklą, gresia ne tik baudos, bet ir automobilių konfiskavimas. Kiek lėšų per taksi nelegalus netenka biudžetas, suskaičiuoti neįmanoma. Tačiau vien iš ilegalaus taksi verslo iš šešėlio prieš 2 metus sugriežtinus tvarką iškrapštyti pavyko 2,5 milijonų litų. Tačiau reali žala gali siekti 10 milijonų. Dabar, pasak taksi profsąjungos, sostinėje veikia 11 nuomos automobilių besiverčiančių taksi ir apie 20 visiškai nelegaliai gatvėse riedančių taksistų.